antrasis smuikelis. Jisai tos pačios įmonės gamybos, kaip ir prieš tai aš jums demonstravau. Tik tai esminiai skirtumai. Žiūrėk, pa. Ką? Štai čia mes turim antrą smuikelį. Ne, antrą, nafik, nereikia sakyti antro. Kam čia? Dar vieną, tiesiog, dar vieną. Jo, gerai. Taigi, štai čia mes turime dar vieną egzempliorių. Tai yra vėlgi Electric Violin Lutherie gamybos smuikas. Tai yra 5-stygė modifikacija. Irgi taip pat naudojamas klevas, juodmediniai kuoliukai, juodmedinis grifas, pogrifis Tomastiko 5-stygio, 5 stygom specialiai darytas Tomastiko pogrifis. Pabarzdėlis irgi juodmedinis. Stygos šiam smuikė yra amerikiečių įmonės, galbūt europiečiai nelabai susipažinę su tuom, bet yra tokia įmonė Amerikoje Sensitone, ganėtinai žinoma. Specialiai šį Electric Violin Lutherie jie bendradarbiauja su Sensitone stygomis. Kiekvienas elektrinis smuikas yra komplektuojamas su šiomis stygomis. Garso nuėmimas vyksta piezo elementų, kuris įmontuotas atramėlėje čionai. Tada turime jungti, džakinę jungti tiesiog ir kažkur turėtume pastiprinti tą signalą ir tada pirmin. O šiaip viskas yra taip pat, vėlgi taip pat kaip ir smuikė, kaip ir patys gamintojai teigia, kad visi išmatavimai, visi dalykai yra tokie patys kaip ir smuike. Tvirtinimas pabarzdėlio tas pats lygiai, tvirtinimas pogrifio irgi taip pat. Tiesiog žmonės kartais klausia, kaip čia dabar elektrinis smuikas, kas jame yra ne taip, ar kažkaip tai. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad viskas čia yra taip. Išskyrus, kad jis pats iš savęs akustiškai skamba labai tyliai. Taigi, toliau, ką čia dar jums pasakius apie šitą smuikelį, tai yra šis turi labai mielą mėlyną, kaip matote, spalvą. Tai taip vadinamas sunburst spalva. Reiškia, kada šonai yra juodi, arba tarkim kažkokios kitokios spalvos, o viduriukas pereina, reiškia, su perėjimu į tokią švelnę melsvą spalvelę. Čia, kaip matote, vėlgi mechanizmas fiksavimo tiltelio, kad jisai nenugriūtų, nenuslystų ar dar kažkaip tai nesugadintų jūsų grojimo. 5 kuoliukai, kadangi, 5-stygis smuikas, 5 kuoliukai turėtų būti. Ir su šiuo instrumentu žmonės irgi galėtų paklausti, kam tos 5 stygos. Tai yra tiesiog tam, kad jūs turit faktiškai 2 instrumentus viename. Tai yra 4 stygos pirmosios eina tokios pat kaip smuikė. 5 prisideda alto styga, kuri yra do styga. Taigi jūs turite ir smuiką, ir alto diapazoną viename instrumente. Tai gaunasi toks truputėlį hybridinis daiktas, jis aišku nenaudojamas yra, nerasite jokio klasikinio, tarkim, kūrinio parašyto tokiam smuikui ar kažkaip tai. Bet grojant džiazą faktiškai, jis yra standartas, iš esmės, bent jau šiais laikais. Plus, aišku, kažkokia šiuolaikinė medžiaga dar gali būti, kur jūs galėtumėte panaudoti šitokį instrumentą.